Ponia Pautieniene, ar galėtumėt papasakoti apie dailininko Juozo Pautieniaus kūrybinius žingsnius Vokietijoje? Jau gyvenant lageryje Augustdorfe prie Detmoldo, kada valiutos pakeitimas įvyko ir vyras jau nebeturėjo ką kitą veikti, vieną dieną jis man pareiškė, kad jis sugalvojo grįžti į tapybą atgal, pradėti tapyti paveikslus. Tas mane labai ir nustebino, ir buvo tokia, pasakysiu, baiminga staigmena, nes aš galvojau, po tokio ilgo laikotarpio, ką jis čia daug galės padaryti, ypatingai Vokietijoje. O koks laikotarpis buvo praėjęs? Tas buvo maždaug 48 metais. Tai kiek metų jis jau buvo nebetapęs? 24 metus jau buvo praėję, 24 metai tai tikrai buvo praėję. Tada jis visuomet vykdydavo savo sumanymus labai greitai. Nuvažiavo, mes, kai pakeitė valiutą, be abejo, tų pinigų buvo labai mažai, buvo ribota. Tai jis už tos pinigus nuvažiavo į Hanoverį, nusipirko dažų ir reikalingų kitų reikmenų, parvažiavo, bet ne viską gavo, kas jam reikėjo. Vieną dieną aš ieškojau savo peilio. Virtuvinio peilio man prisireikė, negalėjau rasti. Paskui paaiškėjo, kad jis tą peilį buvo paėmęs ir pradėjęs tapyti darbus. Savo špaktelių tokio, kaip po tokio, jisai neturėjo kitokio, tai jis peilį panaudojo. Ir tokiu būdu jis pradėjo tapyti ir gana greitą padarė pažangą. Jau mums išvažiuojant prieš pat išvažiavimą iš Amerikos iš Vokietijos į Ameriką, jis suruošė jau savo darbų parodą Augustdorfe, prisikalbino dar jauną būsimąjį dailininką Jonatą Ryčį ir juodu padarė Tautos dienos proga rugsėjo 8, tai padarė parodą. Ir turėjau tą parodą labai didelį pasiekimą, buvo naujienų lagerį, visi atėjo pažiūrėti. Ir po to mes gana greit išvažiavom jau į Ameriką. Tas buvo 49 metais rudenį. O Amerikoje kaip sutiko jo šitą kūrybinį prasiveržimą kiti dailininkai? O gana nepalankiai, labai kritiškai. Įdomu, kad jisai, kaip atvažiavom, be abejo, kaip daug kas turėjo fabrike padirbėti, jis padirbėti turėjo, kad galėtume įsilaikyti, bet jisai dirbo tik tai kokią 1,5 metų fabrike ir paskui vieną dieną jis vėl man padarė tokią staigmeną, dėl kurios aš pradžiugau ir sykiu bijojausi. Jis pareiškė, kad jis dabar dirbs ant savęs, neis ieškoti darbo į jokį fabriką ir gyvenimą savo sudarys iš tapybos. Ir žinoma, to jos pradėjo vykdyti tuos savo sumanymus. Pradžioj labai kritiškai visi, kadangi mažai kas žinojo, kad jis yra baigęs meno mokyklą, manė, kad jis čia koks savamokslis. Bet kada jis suorganizavo pirmą savo parodą, jis ne vienas, reiškia, bet jis buvo iniciatorius ir su kitų dailininkų pagalba suorganizavo pirmąją dailininkų parodą, kurioje dalyvavo keletą dailininkų Čikagoje. Ir po tos parodos tada pradėjo visi palankiau žiūrėti į jo darbus. Ir ypatingai, kada profesorius Ignas Šlapelis parašė monografiją apie jo darbus ir apie perspektyvas jo ateičiai meno srityje, tada daug kas, jau visi pakeitė savo nusistatymus jo atžvilgiu ir rimčiau pradėjo žiūrėti. Pautieniaus darbai pasižymi savo gamtos siužetais. Ar jam tekdavo ir gamtoj dirbti, koks buvo jo bendravimas su gamta? Labai įdomus klausimas, nes retas kas, dauguma dailininkų dirba tiesiog iš gamtos, o jisai gamtą
nekopijavo kaip po tokią, bet jis važiuodavo dažnai į gamtą, stebėjo įvairias gamtos apraiškas ir kada